Ošo kundalinė. Kundalinė meditacijoje egzistencinė kundalinė energija priimama į kūną, transformuojama ir užpildo, atgaivina bei nuramina mus nuo kūno iki sielos. Kundalinė meditacijoje yra 4 fazės po 15 minučių. Medituojama užsimerkus, nors pirmą ir antrą fazes galima medituoti ir atsimerkus. Pirma fazė – kratymasis. Visiškai atsipalaiduokite, žiūrėkite ir judėkite vidun. Paleiskite ribas. Tegul dėmesys atsipalaiduoja ir apriepia visą kūną, nuo padų iki viršugalvio. Nusiderinkite į vidinę erdvę, į energiją ir ją juskite. Leiskite kūnui pradėti kratytis nuo padų ir palaikykite kūno kratymąsi. Kūno judinimas ir kratymas padeda pabudinti vitalinę energiją ir netiesiogiai budina kundalinę energiją. Padeda ją uždegti. Nedėkite pastangų, tegul dėmesys ir sąmonė iš vidaus pasiekia kūną ir budina įtekančią kundalinę energiją. Taip saulė pavasarį budina žemę, sėklą ir joje esančią gyvybę. Nesilaikykite į mintis, norus, vaizdinius, paleiskite visas kūno ir psichinės įtampas, netrukdykite busti, kilti kundalinę energijai ir kratytis kūnui. Nerkite vidun, išsiskleiskite ir ištirpkite erdvėje. Antra fazė – šokis. Tegul, klausantis ir girdint muziką, kratymasis pereina į šokį, chaosas į srovę. Taip pavasarį dirvos atomą ir gyvybę pereina į medį. Kūnas ir energija harmonizuojasi, pradeda šokti pagal muziką. Nieko nelaikykite. Atsitraukus ir atsipalaidavus vidun, paleiskite mimikas, įtampas, pozas, įpročius. Dėmesį nuo emocijų, minčių ir proto atitraukite vidun į tuštumą. Iš vidaus palieskite kūną, energijas, būkite darnoje su kūnu, muzika. Juskite kundalinę energiją, palaikykite jos budimą, tekėjimą ir šokį. Kuo labiau atsipalaiduosite išorėn iki kūno ir vidun iki dvasios, tuo labiau šoksite ne jūs, o per jūs šoks tekės egzistencija. Tegul dingsta ribos, ištirpkite. Tai gali virsti liudijimu. Trečia fazė – liudijimas. Užsimerkę, likite stovėti ar atsisėskite. Atsitraukite nuo kūno, kvėpavimo, minčių, proto. Į nieką nesikiškite, neemocionuokite, viską paleiskite, nevertinkite, neteiskite, nieko negalvokite ir neįsivaizduokite. Visa, kas tikra, liks. Žiūrėkite ir atsipalaiduokite išorėn iki kūno ir vidun iki tuštumos. Jūsis beribis lengvumas, ekstasiškumas. Iš vidaus bešališkai liudykite viską, kas vyksta išorėje ir viduje. Ištirpkite energijoje, erdvėje, kaip sėkla medyje. Atsipalaiduokite, išsiskleiskite ir ištirpkite sąmoningai. Tegul liudiesi. Ketvirta fazė – transformacija. Atsigulkite, nesistengkite ką nors daryti ar nedaryti. Tiesiog nieko nedarykite. Atsipalaiduokite ir tegul viskas išorėje ir viduje vyksta savaime. Te bus tyla ir ramybė, išorėje ir viduje. Po meditacijos palaipsniui prisikelkite ir nerkite į gyvenimą.